Sveiki visi, su jumis Emilis, šiandien žaisim vėl Clash Royale. Atsiprašau. O, padanyti. Beje, aš neseniai susikūriau tokį klaną Lietuva. Jame kol kas tik 4 žmonės. Visi kol kas klasiokai tik tais. Draugai. Priėmam nuo 1600 taurių. Barbarianų ženkliukas. Reikia 4 žmonės. Nu, ir Vandex, toks vis dar toks pats lygas. Negi Legend. Iš kur aš tokį gausiu, nieks iš klampukas. Eikit, mes priėmam. Mes visada džiaugsimės, jeigu kažkas į mūsų klaną ateis. Wow, ramiau, čiūbs. Biški žiūr per anksti. Reikia sunaikinti tam tiesiog. Laikų tiesiog paleidai, tiesiog laikų. Lol, ir ką tas jo arčeris padarys? Ir jo Naitas, vat ką, nu Naitas ten dar kažką tas padarė, bet arčeris tai... Man pasigirdo, jis turi legą. Žudyk arčeris, malačius, Inferno teorijas gelbsti beveik visada. Ai! Aš iš vis nesužeidžiu, reikia sužeis, nors biški. Gaidys zepą turėjo. Jo. Ne, nu vat kas per žmogilsa. Nu aš varbaras, jis tai supranta. Ir ką? Va, jo arčerių nebėra. Nu, gerai. Nu, daug. Oi, kai gerai padarė. Bent jisai turi veidą, tada blogai padarė. Žiūrėkit, 8 lygis toks. Bam, nesunaikina. Sakiau. Oi, lol. Tikiuosi Zepa dabar jis neturės, nes jeigu turės, tai bus blogai. Ir ką jo tas Naitas? Nu, paaiškinkit, vat ką jo tas Naitas man padarys? Čia Naitas. Gaidys, a? Gaidys koks, a? Blogiausia, kad aš dabar Zepą naudoju. O! Fui, galvojau, to čia bus. Čia pasirodo pasisekė. Taip, reikia, kad jis man teorinę nuneštų, nes bus labai blogai. Dai suškanys su savo to pečium sušiktų, blemba. Atsibodo už šiknius. Naikinkit! Naikink! Oi, blemba. Malačius varvaras, tiesiog malačius. Ne! Ot gandų gaidys. Turiuomenį. Jis dar vieną petį ir dar vieną Naitą stato. Oi, kai jis jau mane užkanys. Ir aš aišku prašyku. A kodėlgi mane prašykus? Aš nespėjau netgi priimti parodyti. Pris net nespėjau įsibėgėti, ką tas... Bala. Jeigu man tokie įsigimėliai papuldinės, tai aš vis prašyknysiu. Čia gaila to dalyko, ne. Prieš 4 valandas rašė. Gerai. Good luck jam. Ne, aš iš karto sakau. Zepą turi duoti šito Inferno. Ne.
O tuškis atėjo. Tai žmonės, kai tu... Ne, aš va tokį. Aš bijau. Ne, nu, jeigu rimtai pagalvojus, tai... Good blog. Thanks. O, malačius. Naikinkit. Oi, šaunuoliai. Oi, šaunuoliukai mano mažiukai, mano maži. Blemba. Ir ko man naikint neturiu, ko? Viskas, aš teoriją irgi nebeturiu vienu. Dar aišku, Wizardas padės sunaikint. Ne, čia antizis mano teorija. Oi, durnelį. Supranti? Jisai, man atrodo, nesupranta, kad aš jį antizį su savo varvais galėčiau dabar paimti. Antizį tiesiog. Antizį, žiūrė. Varvas. Op, jie. Op, reidžas. Ir ką, su reidžu mano... Vos vienas babalinas į teorinį nunešė. Aha, to aš tau, nu. Blemba, naikinkit minion! Niu! Gerai, aš pabandysiu nors kartą ant video nunešti pilnai kokį nors čiubatį. Gerai, jis panaudoja tą dalyką, kurio man reikėjo. Čia ką būsiu pasiruošęs. Jis gins visomis jėgomis tą dalyką. Ir ką, aš turiu patranką, good game. Septintą areną antrą kartą. Nu kodėl negalėjau duoti super magical chest. Bam. Kas aktyvus, tik tas mes šitie. Sko lyderis, aš lyderis. Aš galiu lyderių paversti, o ne. Nesakysiu jam geriau šitam žmogėliui. Jūs nerašykit komentarus, kad aš galiu kitą žmogų paversti lyderiu. Man palinė kažkas eina. Kažkaip nenoriu domintis. Man rekas. Nebūčiau prašykęs tos partijos, tai. Jeigu šimčiau zepą, galėčiau jį dėti reidžą, bet reidžas. Tai gelbs. Na situacija. Prometer. Tai, nu, aš galvoju, ant šiandienos bus viskas. Eikit į mano klaną. Padėkit rinkti klančestą, nes mums labai reikia jūsų pagalbos. Po savaitės būtinai. Eikit į mano klaną. Dar kartą kartuoju. Lietuva. Tuoj pakeisiu ženkliuką ant jūsų visų akių. Kokį man pakeitus? Tikrai netai kokį nors iškart. Ne. Kuris... Va, šitas. Gerai. Va, mūsų toks ženkliukas. Ir žiūrėkit, einat. Prašot, va čia, žiūrėk. O ne? Ir va, mūsų pats pirmas klanas. Visi kiti, kaip matot, nubų klanas, kaip matot. Va tokie, va, nubų klanai. Mūsų čia kokias pats geriausias Lietuva. Va, tai iš ką primenu, va toks va ženkliukas išskirtinis. Likt, jo. Ar jo, aš įsitikinęs. Jo, mūsų išskirtinis ženkliukas. Pats pirmas tai, kad eikit, nebijokit, nekykinsiu.
Jeigu jūs, aišku, rinksit ir busit aktyvus. Jeigu bus neaktyvus, ten kokią vieną savaitę, tai nieko tokio. Su jumis buvo aš Emilis. Geros dienos. Ate.